Tėti, galime? Gerai. Galime? Gerai. Tėtukai, o galime? Gerai. 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 Gerai, tėtukai. 7 aukšte yra džekuzis ant stogo. Mano dabar noras. Tėti. Ne, viskas. Ar žinai, kokią aš turiu idėją? Šiandien reikia padaryti 24 valandas, tėtis sako taip. Gerai. Jisai tuoj grįž ir aš turiu idėją. Jaučiu, tėtis sakys, ką? Say what? Nu kągi, laukiam tėčio ir tada savo norus skelbsim. Gerai. Jūra, važiuojam į Palangą 2 dienom. O pas mus šiandien 24 valandas, kaip tėtis sako taip. Kodėl? Tėtis sako taip. Gerai? Gerai. Gerai. Norim važiuoti kur? Į hotelį, kur 4 žvaigždės. Mes norim važiuoti viešbutį. Pasakyk, kaip jis. Į Palangą. Jo, 4 žvaigždučių ir su... Kuo? Ai, Rokas sako luxury. Luxury ir su baseinu. Gerai. Gerai. Lekiam. Luxury. Liuksą varom. Mini liuksą. Ne, neatsimenu. Semi liuksą. Pažiūrėsim. Rokai, tai mūsų svajonė pildosi. Aš eisiu į spa. Kur pastatė prašysim? Baseino prašysim. Restorano prašysim. Ko čia? Reikia dar kažko sugalvoti. Dviračių, paspirtukų. Elektrinį paspirtuką. Gerai, nesakyk dabar nieko. Laukiam, kad tėtis dabar, jei mes viską jam dabar susakysim, ko norim, jis sakys, niekur nevažiuojam. Tykai. Palangėlė, palangėlė, palanga. Nu ką tu čia užsidėjai? Aš nežinau, aš irgi taip noriu pamatyti, kaip ten atrodys, tas viešbutukas. Žiūrėkit, kur mes atvažiavom. Kaip čia bus Amberton Apartments. Einam paklausim, kur mašiną galima būtų čia statyti. Aš tikiuosi, kad jie turi, kur mašinas pasistatyti. Aha. Mama, atsimeni ir mes šitam bute filmavom. Atsimenu, mes čia buvom labai senai. Dabar bus šitas kaip jis ten. O dabar į mini liuksą eisim. Į liuksą? Į mini liuksą. Gal kaminė? Pažiūrėsi. Labą dieną. Mes esam užrezervuoti. Dokumentą reikia. Toj. Labiausiai, ko norisi mums pamatyti, tai kambarį. Vau. Nu. Nelabai atsimenu. Kuris čia aukštas? Antras? 2. Ir pridėti. Ai, ne. Nu. Antras aukštas. Nu, mes Roku. Patrauk. Dabar kaukę galim straukti. Taip. Į tą pusę. Labiausiai, Aš galvoju, tą. ką mes svajojam, tai pamatyti kambarius. Kur? Šitą? Raktą, daryk. Mūsų svajonė. Nu, žiūrėkim, kaip atrodo Wow. mini liuksas. Nu. Nemokamai? Geras. Nemokamai. Antra. Nu. Čia Rokas. Aš jau matau, kur Rokas miegos. Va šičia. Čia vienas kambariukas. Čia jau matau mamą su tečiu. Ką mes turim? Balkonas. Ai, bažnyčia. Geras. Geras. Žiūrėkit, koks balkonas. Eik tu, kokio dydžio balkonas. Žiūrėk, kėdės. Taip. Rumtur. O, čia galima pas tave patekti. O, kaip fainiai. Balklozėtas čia? Nu, tėtukai. Ai, kaip mes patenkinti, ne? Rokai, kur tu lendi į šaldytuvą? Gerai, padėk. Einam mašiną pasistatyti. Parodysim, kas čia. Palauk, kaip čia atsidaro. Ai, va. O, jetau. Čia skaitosi šaldytuvinis baras. Taip. Kas čia? Kiek čia viską? O, mikrobanginė geras.
Šiukšliadėžė, kas čia? Eik tu savo. Indų plovyklė. Indų plovyklė. Taip, kas čia šaldytuve? Yra pridėta. Reikia kainoraštį pažiūrėti. Tadadadam. Atidarai ir iškart šviesą šviečia. O, kaip fainiai. Gerai. Teti, mes čia pasiliekam. Tu turi sakyti dabar gerai. Gerai. Tetis negaligi nieko mums dabar pasakyti. Aš galėčiau uždaryti. Aha. Gerai. Tau viską mums šiandien galima daryti. Viską. Gerai. Tai kažkodėl tetukas žiūri nelinksmas. Tetukai, o galime eiti į spa šiandien ką? Nu, į masažus. Gerai. Kaip čia dabar bus, Rokai, nežinau. Eisim mes į masažus. Tečia išprašiau į masažus. Kaip čia gražu, aš negaliu. Man tai vaizdeliai. Mes čia esam buvo prieš daug metų. Nu, čia labai fainiai ir labai skanu. Prieš 2 metus? Nu, nežinau, prieš kokius 2 metus gal ir esam buvę. O, žiūrėkit, vaikų kampelis. Ten restoranas, kur eisim pusryčiauti. Šiandien jau nebebus? Ne, šiandien tik vakarienė jo. Eisim į vakarienę. Aha, eisim, bet gal nors į restoraną eisim. Nepamiršk, kad mes šiandien pas tetį prašom ką nors įdomaus. O čia vaikų kampelis. Aš pamiršau įsivesti internetą. Nu va, Rokai, kaip tu interneto neįsivedei? Va, vaikų kampelis, veskis internetą. Keliaujam į masažą. O, geras. Kosmosas. Pažiūrėk, kaip fainiai, aš negaliu. Eina savo, kaip čia viskas fainiai. O žinai, kas fainiausia, kad žiūrėk, kol man darė va šičia va masažą, o tečiai va ten va, Rokas savo ramiai galėjo čia sėdėti ir žaisti žaidimą. Ir nesvarbu tepti ryte ir vakare. Galite ir ryte, ir vakare tepti. Tai va šitą tada šitą noriu pasiimti. Gerai, eisim šitą norėsiu. Nu, tau patiko? Teti, žiūrėkit, su kokia kalba. Čia jūsų. Čia. Tai eina valgyti. Nu, ką tėtis pasakys? Gerai. Rokai, tavo diena šiandien geriausia pasaulyje. Net tėtis niekad negali tau pasakyti ne. Oh my god. Žinokit, einam iš masažo. O, koks kosmosas. Aš nemoku apsakyti. Taip gerai. Vienintelis, kas buvo blogai masaže, tai kad jisai pasibaigė. Aš norėjau, kad jis niekad nesibaigtų. Žinokit, ateini, muzika, atsipalaiduoja visas kūnas. Aš realiai išskridau. Kažkas mane paliko. Kažkas tai nerealaus. Jei čia atvažiuosit, pasiimkit visą kūno masažą, nes kokios rankos, koks geras kvapas. Jie ten kas čia, ai va, Provanso kažkas kvapai. Geras kvapas, kokie aliejai. Nu, vienu žodžiu. Nu, renkamės. Einam kur mes į... Valgyti. Einam valgyti, gerai. Gerai, tetukai. Ir į restoraną renkamės mes. Gerai. Varom. Viską, ką turi sakyti tėtis, gerai. Arba taip. O mes einam su Roku dabar rinktis restoraną. Einam. Keliaujam. Basanavičiaus gatvytė. Labadiena. Labadiena. Kur nori? Kuo čia kvepia? Teti, mes išsirinkom. Einam. Mes išsirinkom, kur norim, bet einam lauke. Aš noriu lauke. Čia jau mamas nori. Nusėskis. Nu. Oi, čia kad padėti gėrimą? Jo, čia galėsi atsigerti savo padėti. Pažiūrėk, Rokai, tu žinai, kad čia karieta yra. O dabar mes rinksimės, ką norim. Nu, Rokai, tetukai, tetis taip daro. Žiūrėk. Юра, у тебя нету выхода. У тебя сегодня 24 valandas. Yes. Taip. Ką valgysi? Pica. Kokią? Margarita. Vaikišką ar normalią? Normalią gal. O, jei, kiek čia daug. Ir jautienas tą pačią. Gerai, dėkui. Ačiū. Ir daug, prašau. Dėkui, Rokai. Jo.
Pirmą kartą matau, kad taip greitai viską padarė. Man atrodo, čia pats skaniausias restoranas pasaulyje ir dar greitai daro. A ne? Ir skaniai? Nu gerai, žinosim. Kaip tau šiandien dieną su tėčio taip? Jinai dar nesibaigė. Jinai dar nesibaigė. O žinai ką? O aš siūlau ją padaryti 48 valandas, tėtis sako taip. Balsuojam? Aš irgi sutinku. Tik tėčiai dar nesakyk, kad neišsigąstų anksčiau laiko. Oi, pažiūrėkit, koks kepsnys. O gal mes galėsim, kada pavalgysim su elektropaspirtuku? Nu, šakės. Bet aš nujaučiu, kad tėtis mums padarys dar šventę. Kai mes turėsim sakyti taip jam. Rokui šalta. Nieko, tėtis sušildys. Tėti, einam atgal. Eik tu savo, Rokai. Aš jau čia net nesutinku. Aš taip noriu čia pabūti, saulę palydėti. Taip nesąžininga, Rokai. O mano noras šiandien, nu gerai. Kiek taikių žmonių vakare. Visi restoranus eina ir išeina. Ir pas mus taip ramu, taip gera, o Baltarusijoje taip neramu, taip negera. Atsiprašau, čia ne Baltarusija. Mhm. Galim tėti? Žiūrėk, o čia ikrai, su ikrais. Jie saldus, ne tiesiog ir viskas, o gėnė čia ar kas. Na, ačiū. Gavai? Dabar mano bus noras. Mano dabar noras. Nežinau, dar sugalvosiu toj. Mano noras atsikasti dar. Aš labai prašau, tėtė, jau sakyk ne, jau aš nebegaliu. Bet nepraėjo 24 valandas. Jau yra, nebepasiduok, viskas. Šiandien pas tave, nežinau, gal 5 norai, o pas mane viešbutis, po to, kas čia buvo. Nusipirkau kažką ir ką? Masažas. 3, o tau kiek? Nu, čia neblogai. O tau kiek norų? 100 milijonų. Aha. Su mamai 3D. Su mamai 3D? Į kurį? O čia tai aš sutinku į 3D ir aš noriu. Tai ir mano norai pildosi. Tėti, mes einam į 3D, gerai? Aukštyn, žemyn, labai staigiai žemyn. Gerai. O tokios, sakau. Gerai. Staigus posūkiai. Davai. O mano dar noras, kad tu tėti filmuotum mus, gerai? Filmuok. Aš visą šlapę. Žinok, nepatikėsit, aš jau net nežinau, ką sugalvoti. Einam į parduotuvę ir viskas, ko aš noriu, tai vandens. Vandens. Tėti, nupirksi mums vandens, jau gėda net klausti. Aš nevalgiu. Vandens gali? Ar galima vandenuko? Tėtis jau šokė. Reikia eiti į parduotuvę. Tėtis negali, jis pamiršo savo kaukę. Dabar aš einu žiūrėti, ar aš turiu kaukių. O čia jau mama pildo norus. Radau visiems kaukės. Tau pasisekė, tėtukai. Dabar tu mums galėsi viską nupirkti, ką mums reikia. Kaukės. Kaukės dabar nupirks viską, ką mums reikia. Kas čia per vanduo? Tai čia nesultis. Nu, čia kaip vanduo. Gerai. O čia mano noras. Sultis. Tu pati norėjai? Tai aišku, pati, o kas dar gali norėti. Filmuom tėčio reakciją. Jūra? Šiaip tėtis jau būtų pasakęs, kam jums visko tiek reikia, žiūrėkit, kiek prisipirko. O dabar tyliai nieko nesako. O, mes einam į savo Grinanbertoną gražuolį. O norėtum ten gyventi visam laikui? Visam laikui aš niekur nenorėčiau, net tik namuose norėčiau. Kokia 2 savaitės būtų gerai. Bet tik poras.
O mes varom į... Mes namo. Kai kas čia nusima. Jie turi ką, čia kūsį ant stogo. Gerai, čia mes varom, žiūriu. Labas rytas. Kur mes keliaujam? Valgyti. Einam valgyti ir pažiūrėsim, ką čia skanaus duoda. Čia reikia, žinai, taip padaryti, kad galėčiau valgyti. Sūris. O, kas čia? Silkė su kažkuo tai. Daržovės. Avižų košė. Blyneliai. Žiūrėkit, čia yra kiemelis, net nežinau. Koks fainas, Dieve mano. Žiūrėkit, dešrelis atėjo. Čia jogurtai. Pažiūrėkit, koks kosmosas iš kavinukės. Va, čia tu išeini, va iš karto upelis. Ir va. Nu kaip, skaniai, ne? Mylimiausias, kas čia gali būti? Dešrelės, blynai, dar kiaušinienė. O tėtis paėmė tą keistą silkę, bet sakė, žiauriai skani šitą silkę. Žinokit, blynelių skonis kosmosinis. Pažiūrėkit, kiek jų iškart prie kelio vienoj vietoj. Žiūrėkit, eina link Roko. Nežino, kad čia dabar pusryčiai nusimato geri. Einam, pažiūrėsim, kur čia vaikų aikštelė žaidimų. Gavom raktą atsirakinti. Va, žiūrėkit, va, ir čia jam priklauso žaidimų aikštelė. Va, žiūrėkit, matot kokia aikštelė. Čia jeigu turit mažų brolių ar seserų, tai čia būtų fainiai jums. Žiūrėkit, kokie čia grožiai. Kaip fainiai savo asmeninė gaunasi terasėlė. Tai va, jei norit į šitą aikštelę, paprašykit, kad jums duotų raktuką, atsirakinat ir ateinate į aikštelę. O mes einam toliau ieškoti nuotykių. Ką prašom dabar pasitėti? Tėti, galima elektropaspirtuką pavažinėti? O man su dviračiais. Man dviračiais, o tau? Su elektropaspirtuku. Ir važiuojam kur nors. Ir dar važiuojam kur nors kavos atsigerti. Jo, ir su dviračiais, ir su elektropaspirtuku. Gerai. Žinot ką, einam išsinamuoti. Čia yra dviračiai ir paklausim dėl paspirtuko. Nu, tau paspirtukas, mums dviratis, ne? Žiūrėkit, viešbutį viskas yra ir dviračiai, viskas. Taip, kokį noriu. Taip, man reikia ne berniukišką, be šitai, vat vienintelis. Arba šitas. O, gerai, jo, baltas. Valio! Užsisek. Kokios jis spalvos matai? Kokios jisai spalvos, aš nematau, aš matau, kad juodos spalvos. Dėkis. Nu, varom į trasą. Nes Basanavičiaus gatve Palangoje negalima važiuoti su dviračiais. Yra jau tik tai tam tikros vietos, kur galima važiuoti. Nu, tėtukai, tau ačiū, mes su Roku, va, kaifuojam. Ne, tiesiai važiuojam. Baltarusija. Mes norime, kad Baltarusijai būtų taika. Oi, kaip gražu. Tikrai sunku patikėti, kad čia taip Lietuvoj. Maljorka. Tai kaip kvepia, koks geras kvapas. Eik tu savo, kaip fainiai. Tėtukai, o mes dabar, kai grįšim, galime eiti į baseiną? Ne. Ką? Galima. Ir jisai pasisuko, dingo. Tai galim ar ne? Galima. Einam, Rokai, varom į baseiną. Nu, gaudam Roką. Davai, pagausim ar ne? Žiūrėk, kaip jisai varo. Be šansų, neina man jo pagauti. O dabar į baseiną, tai aš jau tikrai su halatu ir šlepkėm. Baseinui pasiruošę. Taip. Nu, taip, čia berniukų rūbinė, jūs eina, o čia mergaičių rūbinė. Eik tu savo, jūs pažiūrėkit. Rokai, mes patys vieni, nėra žmonių, greitai reikia greit pasitūsinam, kol nieks netėjo. Va čia tai kaifa.
Jaučiu todėl, kad karšta, visi prirište ir nėra nei vieno svečio baseine. Tai mes dabar čia tokie kaip karaliai. Fainė, ne? Ačiū. Pasaka. Einu parodyti, kas ten dar yra pirtis. Wow. Garinė pirtis. O čia kas? Oi, kaip fainiai. Einam į pirtį. O dar žinot, kas va šičia. Nu taip fainiai, žiūrėkit. Kiemelis. Tu iškart gali išeiti į kiemelį. Žiūrėkit, aš skrendu kaip angeliukas, o dabar mamos noras. Ir aš prašau pas tetį, kad žinai, kur mes einam? Į Bunkės koncertą. Mes esam Palangoj ir žiūriu, kad jinai šiandien 8 valandą koncertuoja. Nu ir kaip nenueiti? Einam. Ir žinot, kas čia nusimato, o į koncertukas nusimato. Aš nežinau, tu nueisi į kasą ir pasakysi, kad nori tos fantas, tu žinosi, kiek kainuoja ir tau susimokėsi. Rokui kokteilis bus. Gavom tokį daikčiuką, kada jisai supipsės. Kaip telefonas, Kada jisai supipsės, tai jisai atsiimti maistą. Mama kaifuoja, nes 100 metų nebuvo koncerte. Pastoviai arba filmuoju, arba dar kažką darau, dabar tiesiog galiu ilsėtis. Bet, žiūrėkit, aš su savim pasiėmiau fotiką, nes ilsėtis aš mėgstu. Bet fotografuoti arba nufilmuoti kažką aš irgi labai mėgstu. Taip, kad eisiu pasidaryti kelias nuotraukas. Rokui taip patiko, kad jis dar vienas chicken nuggets užsisakė, ne? Man atrodo, šį kartą daugiau gali. Tiek pat, užsidenk ir neškis pas tėtį. Kaip jums 24 valandos? Nerealiai man. Koks nuostabus vakaras. Tėti. Ne, viskas. Rokai, nebesigavo viskas, jau po 12 nakties tau be šansų kažką dabar gauti. Labanaktis. Labas rytas, 2 rytas ir pažiūrėkim, ką šiandien turim pusryčių. Taip, šiandien turim omletą. Svečiai, silkutė kitaip. Tėtis jau atsidarys ir tiesiog nerealiai skaitai. Ką trokai savo? Dar žinot, kur einu pažiūrėti, sako, 7 aukšte yra džekuzis ant stogo. Aš taip norėjau jį pakliūti, bet jis pastoviai užimtas. Ir va dabar truputį mums parodys, kaip jis atrodo, tai matysit. Eik tu sau. Girdit, žiūrėkit, koks vaizdas ant stogo. Čia ant pačio stogo, įsivaizduojat? Ant stogo, oi. Nerealus vaizdelis, nerealus. Rokai, išsikviesk liftą. Ir Rokas labai lekia pasižiūrėti, o džekuzio žiauriai nori. Nice, Rokai. Matau, kur aš su kamuoliukais buvau. Jo. Aš noriu. Dabar žiūrėkit. Bėgu ir čiak. Nu, žiūrėk, ką tu gavai. Eik tu savo. Ačiū labai, iki sėkmės. Kaip smagu viešbutį Roką atpažino visi ir va padovanojo, žiūrėk, ką tau. Gavai kelionės saldainį, o dabar mes keliaujam. Dar gavom, žiūrėkit, pakvietimą paragauti nerealiai skanaus deserto. Sakė, tai eisim paragauti, pažiūrėsim, kas per desertas. Rokai, nu fainiai buvo, ne tas, aš irgi skaitau. Tėti, mums viskas žiauriai patiko. Gerai.